Panevėžio rajone išties yra be galo daug sodybų ir šiandieną laida Kelionės tikslas atvyko į sodybą Visas dangus. Visas dangus priklauso mums, čia gali apsistoti nuostabiame namelėje, nuostabioje gamtos apsuptyje kiekvienas turistas atvykęs į Panevėžio rajoną. Keliauju susipažinti su sodybos šeimininkais, kurie išties čia įdeda labai daug savo širdies, kad galėtų sutikti jūs, mėlėjai turistai. Sumastėm, kad reikia kažkaip užsiimti žemės darbais. Matomai buvo apie 35 metai mums abiems su vyru. Tai patraukė tas žemės ūkis, tai įsigijom šitą sodybą ir pradėjom gal nuo bulvių auginimo, nežinau, truputėlį bulvių pasodinom vienais metais burokų, niekas nesigavo, viskas buvo ant nulio. Tada pamėginom braškes auginti. Tai buvom įsiplėtę iki hektaro, paskui su metais kažkaip tai mažėjo mūsų tie plotai ir užbaigėm braškes ir tada pradėjom gėlynus kurti. Ir gėlynus kūrėm iki šiol. Labai daug turiu visokių varpinių augalų, tai soruolės, suoros, miskantai, kurie kaip tik dabar skleidžia tą visą grožį, pamatysim ten tuose didžiuosiuose gėlynuose. Pradėjau šiemet apie rožes jau kažkaip tai galvoti, tai mokausi dar ir jeigu sakiau, kad per 5 metus kažką pasieksiu, tai auginsiu šitas gėlės rožes. Apgyvendinti galim 24 žmonės, švęsti gali apie 30 žmonių. Turim kubilą, turim pirtį, galima piknikus lauke daryti. Kartais atvažiuoja žmonės ir su palapinėm pabūti tiesiog, nes miesto žmogus pasiilgęs tokių dalykų. Aišku, ne visi, bet visokių tų žmonių yra. Norėtume gal pabaigę tvarkyti tuos gėlynus, ką ten esam sumyslyje, ir priimti žmonės pasivaikščioti po tuos gėlynus. Galbūt kartais ir vyno degustacijas darysim, nes turim vyno rūsį. O čia vyro buvo didelė svajonė ir manau, kad daugiau negu prieš kokį 12 metų jisai buvo pradėtas tas vyno rūsys ir pernai buvo atidarimas vyno rūsio. Turim ir savo vynogyną, kažkiek pasidarom vyno savo, kol kas tik tai savo dar, bet gal kažkaip tai darysim ir daugiau kažkada į ateitį. Pirmiausia, tai čia vynogynų pavadinti dar biškį per skambiai. Čia yra, dabar yra kokie 200 vynmedžių, tai čia dar ne vynogynas. Šiaip yra su jaunomis dabar yra 3 rūšis. Čia toks soleris, čia yra zilga vynogės ir turime jaunų pasodinę varduva. Tai. O dar viena eilė yra visoks miksas pabandymams. Ten yra gal 7 rūšių, bet ten įvairių. Kviečiame aplankyti sodybą Visas dangus Panevėžio rajone Žibartonių kaime.